Vienas dvimetis plepa be sustojimo, o kitas rodo pirštų ir tyli. Tad kai esi mama ir išgirsti, kaip kitų vaikai darželėje plepa, tikrai gali sukilti abejonę. Ar ne per mažai mano vaikas kalba? Gal aš kažką praleidau, kodėl taip yra, kas lemia visus šitos skirtumus. Tad šiandien pakalbėsime apie tai, kodėl vieni dvimečiai pradeda kalbėti anksti, o kiti dar tiesiog laukia savo momento ir kaip jam padėti. Vaikai pradeda kalbėti skirtingų metų, nes jų kalbos raida priklauso nuo daugybės tarpusavėje susijusių veiksnių. Kalba nėra įgūdis, kuris įsijungia pagal kalendorių, o labiau toksai procesas, kuris užsiveda tada, kai susijungia keli komponentai. Tai ir biologinė branda, jutiminė patirtis, kalbinė aplinka, emocinis ryšys ir motyvacija bendrauti. Todėl vienam tai vyksta 14 mėnesių, kitam 30, bet abiem atvejais tai gali būti visiškai normali ir sveika raidos eiga. Ir čia svarbu suprasti, kad kiekvieno vaiko smegenų branda yra unikali. Vienam neuroniniai tinklai atsakingi už kalbos suvokimą, garsų sujungimą susiformuoja greičiau, o kitam lėčiau. Ir tai priklauso nuo paveldimumo ir nuo nėštumo bei gimimo eigos ir nuo ankstyvos patirties, kiek vaikas girdėjo kalbos, ar buvo daug gyvo bendravimo, kokia jo aplinka ten rami, saugi. Be to, vieni vaikai labai aktyvūs, jie netgi mėgsta eksperimentuoti su garsais, kalba daug ir bet kaip, taip sakant, eina per bandymus ir klaidas, o kiti yra kitokie, jie stebi, klausosi, kaupia. Ir tik tada, kai viduje pajaučia pasitikėjimą, kai jau pajaučia, kad tikrai pavyks, prabyla ir gana aiškiai ir dažniausiai jau iš karto sakiniais. Taigi, į ką visada verta atkreipti dėmesį? Kai perkate žaislus, turite atsižvelgti į vaiko amžiaus poreikius. Reikia įvertinti tos momentus, kurie susiję su tam tikra įgūdžių raida, vykstančia būtent tame amžiaus tarpsnyje. Tai yra labai svarbu. Kas yra tie individualūs vaiko ypatumai? Žinoma, jų galima išskirti labai daug, bet aš pabandysiu trumpai ir aiškiai tai pademonstruoti. Įsivaizduokite kibiriuką. Kiekvienas vaikas, kai ryte pabunda, turi savo energijos kibirą. Ir štai jis prabudo ir jo kibiras pilnas 100%. Nervų sistema turi savo limitą, kuri lemia, kaip greitai vaikas pavargsta, kiek ilgai jis gali žaisti su viena ar su kita priemonė. Ir kiek informacijos jis gali įsisavinti bent jau iki 3 metų amžiaus. Viskas, kas susijęs su vaiko veikla, labai nuo to priklauso. Ir todėl visi vaikai yra visiškai skirtingi, todėl jie mokosi skirtingai, tačiau tam tikrame amžiuje jie visi pasiekia panašius rezultatus. Tik kiekvienas savo keliu. Tarkime, paimkime kelis skirtingus vaikus. Vienas vaikas per dieną, turėdamas šį energijos kibirą, gali atlikti, tarkim, 100 veiksmų arba manipuliacijų su daiktais. Kitas to paties amžiaus vaikas, ten kokie 70 tik veiksmų, o trečias 50 veiksmų. Ir kiekvienam vaikui tai bus jo individuali norma. Tai visiškai nereiškia, kad kažkuris iš jų atsilieka. Tai tik rodo, kad kiekvienas turi savo individualius ypatumus. Egzistuoja tokie sensityvūs laikotarpiai. Kas tai yra? Tai tokie laikotarpiai, kai aktyviai vystosi tam tikros smegenų struktūros atsakingos už konkrečius vaiko gebėjimus. Ir būtent tie sensityvūs periodai niekada nepasikartoja. Niekada. Pavyzdžiui, kalba palaipsniui formuojasi iki 6 metų amžiaus. Įsivaizduokime, kad jūsų vaikas yra 1,5 metų ir jūs norite jam nupirkti žaislą. Tas žaislas turi atitikti vaiko amžiaus poreikius, kad jis galėtų tinkamai panaudoti tą savo energijos kibirą. Ir kiekvienas veiksmas, kiekvienas bandymas atima dalį tos energijos iš kibiro. Kasgi vyksta, kai kalbame apie ankstyvąjį vystymąsi, kuris eina ne taip, kaip reikia, ne natūraliai. Pavyzdžiui, jums įsiūlė žaislų parduotuvėje kažkokį tai populiarų žaislą. Ir jūs ant dėžutės matote nurodytą amžių ir jis atitinka jūsų vaiko metus.
Bet ar atitinka jūsų vaiko poreikius? Va čia kur klausimas. Ar tai žaidimas nėra per sudėtingas, o gal kaip tik per lengvas? Apskritai ir patys žinote, ką konkrečiai norite išmokyti vaiką. Tarkime, nupirkote 1,5 metų vaikui knygelę, kurioje pilna raidžių skaičių, o tai neatitinka vaiko amžiaus poreikių. Kai mokote vaiką to, kam jos smegenys dar nėra pasiruošusios, jūs tiesiog atimate iš jo energiją. Nes tas vaikas priverstas dėti pastangas į tai, kas šiuo metu jam yra sunku, neįmanoma kartais. Įsivaizduokite, ankstyvas skaitymas. 1,5 metų vaikas sėdi su elementoriumi. Tai reiškia, kad dalį savo energijos jis jau naudoja ne pagal amžių. Ir dėl to tokiai pagrindiniai veiklai, judesiui, motorikai, sensoriniam pažinimui lieka mažiau jėgų. Ir net jei jis kažkaip susitvarko su tomis užduotimis, turi, sakykime, gerą labai atmintį ir dėmesį, tai padaro ne taip, kaip galėtų, jei jo energija būtų panaudota tinkamai. Ir čia atsiskleidžia šiuolaikinės vaikystės problema, tai perteklinis ekranų kaip pagalbos mamai technologijų naudojimas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jos padeda, tačiau iš tikrųjų jos stabdo natūralią vaiko raidą ir nukreipia ją atgal, o ne į priekį. Ir pats blogiausias variantas tai apskritai pasodinti 1,5 metų ten ar 2 su planšetė ir mokyti jį raidžių. Iš šalies atrodo, kad vaikas tikrai sėdi ramiai, kad jis veikia, rimtą darbą daro, mokosi, tačiau iš tiesų jo amžiaus poreikiai lieka nepatenkinti. Ir kas svarbiausia, tokio prarasto laikotarpio vėliau nebeįmanoma nei atsukti, nei kompensuoti. Žmogaus raida yra skirstoma į tam tikrus periodus, tokius kaip kūdikystė, vaikystė, paauglystė ir panašiai. Ir tie periodai turi savo jautrius laikotarpius. Galite įsivesti į Google paiešką kažką tai tokio vaikų sensityvus laikotarpį arba jautrus periodai pagal amžiaus tarpsnius ir paskaitykite, kas yra svarbu, kas turėtų vystytis tame ar kitame amžiuje ir į tai orientuokitės. Čia tiesiog kaip langas, kuris atsidaro ir tuo momentu vaikui labai lengva išmokti tiesiog su nedidelėmis pastangomis ir mažomis energijos sąnaudomis. Tai yra genetiškai nulemta. Pavyzdžiui, sensityvus laikas kalbai yra iki 3 metų. Ir vaikas tarsi intuityviai sugeria garsus, žodžius ir gimtosios kalbos gramatiką. Jei vaikas šį laikotarpį praleidžia, aišku, tai nereiškia, kad jis nebegalės išmokti kalbėti, bet pats procesas tampa lėtesnis ir reikalaujantis daugiau pastangų. Tad prisiminkite, kad vaikas savo energiją visada skiria tam, ką jūs jam siūlote. Kaip organizuoti užsiėmimus su vaiku namuose, kaip sukurti, pavyzdžiui, pagal jo amžių tinkamą aplinką. Yra toks terminas artimiausio vystymosi zona. Tai toks laikas, ką vaikas netrukus galės padaryti pats, bet iš pradžių tai daro tik su tėvų pagalba. Kitaip tariant, jūs turite parodyti, kaip tai daroma, kaip žaisti, kokius veiksmus atlikti ir po kurio laiko vaikas tą patį darys savarankiškai. Jei kaip tėvai norite padėti vaikui susikaupti arba sukaupti kuo daugiau įgūdžių, lavinti tam tikras smegenų sritis, dėmesį, visada turite vadovautis artimiausios raidos zonomis. Jos egzistuoja visada, net kai vaikui bus 10 metų. Taigi, nuo 2 metų prasideda žaidimų metai. Nors iš tikrųjų žaidžiama visą gyvenimą, tačiau nuo 2 metų vaikai žaisdami įgyja naujų sugebėjimų, įgūdžių, socialinės patirties. Žaisdami žodžiais ir mintimis vaikai lavina savo mąstymą, o žaisdami vaidmeninius žaidimus įsisąmonina socialiai priimtinas elgesio normas ir moralės mandagumo taisyklės. Nuo 2 metų, kas 6 mėnesiai vaiko žodynas padvigubėja, tai yra vaikas išmoksta po kelis naujus žodžius per dieną. Ir palaipsniui žodžiai apsirengia gramatinėmis formomis, o gramatika tai yra žodžių, kuriais galima išreikšti tam tikrą mintį, tvarką sakinyje, jų linksniai, laikai ir kitkas. Ir net 2 žodžių frazės gali parodyti, kad gramatikos šiek tiek jau yra. Jau 2 metų vaikas, juk sako, aš noriu, o ne jis nori, kaip pavyzdžiui.
Vaiko sugebėjimas aiškiai ir taisyklingai ištarti žodžius gerokai atsilieka nuo žodyno gausėjimo ir gramatikos žinių. Na, pavyzdžiui, 2-3 metų vaikui tikrai labai sunku yra ištarti 3 priebalsius esančius žodžiai. Todėl stalas tampa alas, striukė, siūkė, na, kaip pavyzdžiui. Taip pat vaikas gali sunkiai ištariamus garsus pakeisti kitais ir tada kakava tampa tatava, bėga pasidaro bėda. Be to dažnai skirtingus priebalsius pakeičia ir vienodais, dublį daro. Gulbė pasidaro bulbė, bananas nananas, senelis nenelis. Ir iš tikrųjų, jei tėvai žino tą kodą, kaip vaikas formuoja žodžius, ką ir kaip keičia, jie gali suprasti, ką sako vaikas, nors ir blogai ištaria. Ir nuolatinis toks vaiko taisymas nepadeda, o dažnai dar tik pablogina padėtį ir, pavyzdžiui, gali sukelti mikčiojimą. Ir kaip vaikui galime padėti? Tiesiog rasdami alternatyvius žodžius vietoj tų, kuriuos vaikui sunku yra ištarti. Todėl aš savo priemonės ir žaidimuose rekomenduoju vartoti lengvos skiemeninės struktūros žodžius. Ir šiandien parodysiu 2 logopedinės priemonės, kurios tinka būtent pirmų žodžių startui ir pirmoms frazėms. Ir pirma priemonė tai užveskim kalbą 2. Šiuo metu jos mano elektroninėje parduotuvėje nėra, tačiau ji yra gaminama ir tikrai greitų laikų pasirodys. Nuorodą į parduotuvę jūs rasite po video aprašymu. Po video ir priemonė šitą sudaro 52 kortelės, tai yra 26 daiktavardžiai ir 26 veiksmažodžiai. Visi pavadinimai yra lengvi, dviskiemeniai žodžiai. Kortelės yra atsparios, medinės, jas galima mėtyti, mušti su šaukštu, galima užkasti kruopose, užkasti į smėlį ar ten tarp popierių skiaučių. Jeigu jūs šiaip išdėliosite korteles ir paprašysite vaiką pavadinti, na, pirmą kartą tai tikrai suveiks smalsumas, vaikui bus įdomu pažiūrėti, kas čia yra, paliesti, tačiau jeigu norime paskatinti vaiką kalbėti, reikia sugalvoti kažkokį tai žaidimo siužetą, kad vaikui būtų įdomu ir kad mes galėtumėm uždavinėti klausimus. Na, pavyzdžiui, čia yra veiksmo paveikslėliai, išsiaiškiname, kas čia tokie yra, čia ima, meta, neša, eina, bėga, miega. Ir duodam vaikui šaukštus ir sakom, paklausyk, mušk, kur eina ir kur neša. Tuo pačiu patikriname vaiko kalbos supratimą, reakciją, atmintį ir vaikas išgirdęs turėtų abiem rankom mušti. Ir tada apsikeičiat, jūs pasiemat šaukštus ir jeigu vaikas jau taria pirmus žodžius, paprašykite, kad jis jums užduotų. Ir vaikas ten, tarkim, sako, ima, miega. Ir jūs nusitaikot ir su abiem rankom per tos paveikslėlius daužėte. Vaikams visada yra įdomu surasti kažkur tai, iš kažkur ištraukti. Ir pažiūrim, kas čia. O, vonė, dirba ir smulkioji motorika. Jeigu ieškosime kruopose, tai jau ir taktiliniai pojūčiai. O, žiūrėk. Ir mes duodam, kas čia, klausimą duodam. Lapė. Patinka išvynioti iš folijos. O kas čia? Bitė, teisingai. Galima ištraukti iš popierių skiaučių. Ieškom. Taip ir vėl kažką tai ištraukiam. O, vėl bitė. Tai yra sukurti tokią žaidiminę situaciją, kad vaikui būtų labai įdomu ir jisai netgi spontaniškai galėtų pasakyti. Arba įdedame, kad ir bet kažkokį tai traukinuką, mašinytę, čia yra pelė. Ar ne? Ir sakom, pas tave atvažiuoja kažkas, tai gaudyk ir ten stipriai nustumėm, nenoriu nuo stalo stumti. Čia visiškai jūsų išmonė, kaip tai galima apžaisti. Svarbiausia, iš pradžių, kol dar vaikas nežino, kas tai yra, mes pasakome, o paskui, kai jau ištraukia kitą kartą, sakom, kas čia. Ir padarom mikropauzę. Gal vaikas prisimins ir ryšys pasakyti. Būna, kad vaikas net nesupranta, kad jam reikia pasakyti pavadinimą kažkokį. Tai tokiu atveju geriausia žaisti 3, pasikviesti tėtį, močiutę ar ten brolį, sesę ir pirmiausiai jam užduoti klausimą. Tas trečias asmuo atsako ir tada tas trečias asmuo klausia vaiko. Ir vaikas
nuskaitydamas situaciją dažniausiai supranta, ko iš jo yra norima. Kitas variantas, ant antros pusės galima priklijuoti lipduką, ar ne, ir sukišti maišelį, leisti vaikui pasirinkti. Nagi, ištrauk. Ir visiškai nesvarbu, kurią pusę vaikas ištrauks. Jūs atitinkamai ir tu užduodat klausimą, ką veikia? Sėdi, pažiūrim, kas čia. Oi, šuo. Taip, tai ką šuo veikia? Šuo sėdi. Pažiūrim, kas dar yra. O, lapė. Ką veikia lapė? Šoka. Nuostabu. Labai svarbu yra ir patikrinti vaiko foneminį suvokimą. Ar jisai skiria iš klausos panašius žodžius. Čia mano atveju aš atrinkau lėlė, gėlė, o čia loja, moja. Parodyk, kur gėlė? Vaikas rodo. Kur lėlė? Vaikas rodo. Dabar tu manęs paklausk. Ir va tokiu vaidmenų apsikeitimu mes vystome dialogą. Žiūrėk, gyvūnai neturi ką veikti. Reikia jiems sugalvoti. Kas čia? Kiaulė. Ką darys kiaulė? Išrink, ką jinai darys? Taip, čia koks paveikslėlis? Šoka. Tai ką daro kiaulė? Kiaulė šoka. Ir taip visiems. Jeigu čia yra ežys, avis, jie yra irgi laikomi lengvos struktūros žodžiais, bet gali būti, kad jūs neturėsite tokių gyvūnėlių, gal vaikas domisi ten dinozaurais, kokiais nors Afrikos gyvūnais, pingvinais ar ten dar kažkom. Tai tokiu atveju, va, pas manęs yra dinozauras, tokiu atveju jūs priskiriate jam vardą. Pavadinate teisingai ir sako, žiūrėk, čia va dinozauras, bet jo vardas yra Dino. Dino. Ką veiks Dino? O, Dino guli. Pirmoji gramatinė kategorija, kurią vaikas išmoksta, tai yra vardininko linksnis, tai yra moka atsakyti klausimą, kas čia. Kas čia? Gėlė, bitė, lapė. Antroji gramatinė kategorija yra galininkas ir atsako į klausimą, ką. Ir kai vaikas jau pradeda keisti žodžius ir į galininko linksnį, kiti visi linksniai sprogsta praktiškai vienu metu, dar su klaidom, bet vaikas jau supranta, kad norint pasakyti prasmingą mintį, žodžių galūnės kinta. Bet būna, kad vaikams kas pasako ir daugiau nieko. Ir tokius vaikus reikia pastimuliuoti, juos specialiai pamokyti ir sukurti kažkokias tai kitas žaidybinės situacijas. Ir tam be galo tinka didinamasis stiklas, matau lapę, matau bitę, matau gėlę, prožektoriukas, irgi tamsoje pasišviesti, o matau gėlę, matau bitę. Ir kai jau vaikas išmoksta, dar su kortelėmis galima pamokyti ir frazinio kalbėjimo. Tai va, pavyzdžiui, išdėliojam ar ne, sugalvojam berniukų vardą lengvą. Čia Benas mato pelę. Ar kokia nors ten Ema veža lėlę. Kitas žaidimas, kurį noriu pristatyti, tai termolipdukai wow. Jie taip pat yra sudaryti iš lengvos struktūros žodžių, dviskemenių žodžių. Tai yra siužetiniai paveikslėliai, todėl galima vaiką mokinti atsakyti klausimus, kas čia, ką veikia ir yra galininkas ką. Na pavyzdžiui, tėtis kala vinį. Ir tuo pačiu dar yra įvesta nauja gramatinė kategorija, tai yra daugiskaita, kuri taip pat yra viena iš ankstyvųjų gramatinių formų. Lipdukų yra 26 vienetai ir 13 iš jų yra visiškai skirtingi siužetiniai paveikslėliai, o 13 yra analogiški, tik tais pasikeičia daugiskaita. Ir lipdukai reaguoja jau nuo 30 laipsnių šilumos ir vaikams suteikia netikėtumo efektą, kada iš juodo fono išlenda paveikslėlis. Ir kadangi tai yra lipdukai, juos galite prisiklijuoti kur tik norite. Taigi, minėjau, kad galima laikyti tarp delnų ir jisai pašviesėja. Dar galima ir papūsti šiltų orų. Tai priklauso, kiek mes išpūtėm. Čia pas manęs yra šiltas vanduo, čia šaltas. Taigi, galima užpilti ant paveikslėlio šilto vandens. Vaikams su vandeniu be galo patinka žaisti ir mes jo klausiam, oi, ką matai? Benas,
valo batus. O čia ką matai? Oi, Benas valo batą. Aha, užpilam šalto vandens. Oi, pradingo. Nagi prisimink, kas ten buvo. Buvo Benas, ką jis veikė? Valė. Tuo pačiu atidirbame netgi veiksmažodžių laikus, kai yra valo ir valė. Jei nenorite žaisti su vandeniu, puikiai tinka ir plaukų džiovintuvas. Ir pavyzdžiui, žaidžiant kėglus, kažką numušiai. O, numušiai, užkoduotas paveikslėlis. Nagi, pažiūrim, kas čia? Matas kala vinis. Taip. Lygiai taip pat su džiovintuvu galima ir pašildyti metalinius dangtelius, kur užklijuota iš abiejų pusių, kad vaikas pats įsitikintų vienaskaitą ir daugiskaitą ir susietų paveikslėlį su žodžio galūnės kaita. Kas dar yra gerai, kadangi tai yra metalas, jis šiek tiek stipriau įšyla ir ne taip greitai pasislepia paveikslėlis, tai leidžia vaikui daugiau iškalbėti. Ema veža kėdes. Apsukam. Ema veža kėdę. Apsukam. O čia? Ir tuo pačiu galima lavinti ir vaiko pastabumą. Jisai pamato, kad yra daug ir yra vienas. Taigi, norint padėti vaikui, kad jis kalbėtų žodžiais, reikia parinkti tinkamus žodžius, kuriuos vaikui būtų lengva ištarti. Ir kaip jau minėjau, pirmiausia pasirodo vardininkas, jam prieš pastatomas galininkas, o vėliau visi kiti pasileidžia linksniai. Bet būna, kad vaikas neskiria ir nesupranta, pavyzdžiui, vienaskaitos ar daugiskaitos. Ir čia reikia pažiūrėti, ar vaikas suvokia skaičiaus kategoriją, ne skaitmens. Skaitmuo tai yra tas skaičiaus simbolis, o skaičius yra sąvoka. Todėl vaikui būtina turėti bent pagrindinius matematinius įsivaizdavimus, tai yra suprasti, kas yra vienas ir kas yra daug. Ir jei tokio supratimo dar nėra, jam tiesiog nėra prasmės mokyti šios gramatinės kategorijos. Kam jam kalboje skirti vienaskaitą ir daugiskaitą, jeigu reikšmės skirtumas dar yra nesuvokiamas. O šiaip dažniausiai apie 2 metų vaikai jau moka parinkti tinkamą linksnio formą, kad pertiktų norimą prasmę. Net jei daroma su klaidomis, dažniausiai jos susijusi su įgūdžių stoka, su vidinė painiava, o ne su gramatikos nesupratimu. Tad ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko, paspauskite laiką, jei kilo klausimų, klauskite, rašykite komentarus, ką norit, kritiką, nuomonę, padėką. Ir kaip paaiškėjo, YouTube algoritmams tai labai patinka. Iki susitikimo už 2 savaičių. Iki.